Sveiki, automoto fanai, šiandien nestandartinė apžvalga. Prasidėjo motociklų sezonas ir pas mus iškart naujovė. Moto Marini Calibro Beggar. Toks kruizioras, visiškai naujas, tai šiandien įvertinsim, kaip važiuoja, kaip atrodo ir aišku, komfortas, galia ir visi kiti pribambasai. Full LED priekinis žibintas, čia pilnas LEDas, apsaugos skydelis eina iš gamyklos, kaip sakoma, apsaugos guminės, LED posūkio signalai, 2 cilindrų paralelinis variklis, jis šiaip labiau toksai sportinis, nepasakyčiau, kad čia kažkoks tai V-tvinas, bet jis kažkur apie 68 arklio galio ir 68 Nm sukimo momentą turi. Tai tokiam motociklui, kurio masė apie 200 kg, tai manau pilnai užteks, bet išbandysim dar kelyje. Pakojai. Galima jos padaryti kaip forward, matot, čia sumontuotos, arba galime tokios middle padaryti. Tai jeigu, pavyzdžiui, važiuoja nedidelio ūgio mergina, arba kažkam patogu turėti middle, tai galima tos pakojas perkelti čia. Viskas yra gamykliškai pragalvota, arba į priekį, arba per vidurį. Tai, manau, tikrai didelis privalumas. Patys pakojai minkšti, guminiai, gan platus, tai visai neblogi. Ir net galiniai, pažiūrėkite. Identiški kaip ir priekyje. Tai ir kaip kelioninis kartu su savo draugė arba draugė su draugu galės tikrai keliauti. Grįžtam prie variklio, tai čia 180 laipsnių kampų veikiantis variklis. Būna 270 arba kaip Harley, tai iš vis turi kitokį kampą, dėl to tas garsas gali būti skirtingas. Čia jau standartinis 180 laipsnių kampų išdėstymas variklio, tai garsas labiau primins tokį sportinį motociklą nei Harley Chopperį. Jeigu važiuojate ilgą kelionę, reikia USB pakrovėjo, tai žiūrėkit, integruota, aišku, ne Type-C, bet standartinis USB, tikrai pakrauti telefoną, drąsiai pakaks. Bakas 15 litrų. Įdomu, kiek jis valgys, manau, apie 5-4 litrus, bet 15 litrų tai tikrai nemažas. Na ir kokybė visai nebloga. Ir spalva. Sėdynė. Čia yra labiau tokia retro stiliaus, mano nuomonė, čia yra toks retro stilius, bet ne gan plati, ilga, pailginta. Yra ir keleivių sėdynė, nėra atramos. Na, manau, gal yra koks aftermarketas, kur galima kažką tokio užsakyti, arba iš Moto Marini, jeigu žino, tai pasakykit, gal čia galima kokią atramą. Užtat turim kokius bagažinės, pažiūrėsim, tai pabandysim atidaryti. Lauk, čia gal su šitų rakteliu. Jų. Žiūrėkit, kaip gražiai. Čia kaip oda ir čia irgi kaip oda. Ten nėra plasmasis. Net jausmas kaip odos. Wow. Nesitikėjau, galvojau plasmasiukai bus. Motociklas, kuris naujas kainuoja mažiau negu 8000 eurų, na, atrodo jisai tikrai brangiau. Šitie kofrai, galia irgi LED žibintai, LED. Prietaisų skydelis. Klasikinis, šiaip tai čia jokių pribambasų nėra. Parodo greitį, parodo apsukas, parodo kiek kūro, tai šiaip visko, ko reikia, jisai tikrai parodys. Motociklas turi USB, tai šiaip visai neblogas variantas, jeigu jis tik išlaikė teisės ir norit savo kažko tokio Harley tipo, bet lengviau valdomo, didelį gan motociklą, bet kad jisai ir gražiai atrodytų ir būtų su jo faina riedėti, žinot. Tai aš kažkaip galvoju, kad čia tikrai verta šitą Calibro Beggarį išbandyti. Man jisai puikiai tinkantis kaip pirmas motociklas ir plius didelė kaina. Dar ateikit čia, parodysiu vieną iš privalumų. Jeigu mėgstat ramiai pavažinėti, o čia toks motociklas, kuris ir turi tokį ramaus važiavimo, žinai, kažkur saulėlydį kartu su savo mergina, atkreipkite dėmesį, kas ten. Ogi nėra grandinės, ten diržas, kaip pas Harley Davidson. Ir pažiūrėkit,
kokio pločio tas diržas ir pats ta žvaigždė, taip vadinama. Tai labai fainai, jokių problemų, nereikės nei galvoti, kad kažkas sutept grandinę, kad čia kažkas negerai. Užsididat, važiuojat ir pamirštat. Na va taip aš atrodau, mano ūgis 1,85 m, svoris apie 100 kg. Tai va taip aš atrodau, sėdėdamas šitam motociklį. Galima, va jeigu kaip mano kojos, tai va maždaug taip jūs atrodysit. Jeigu ūgis bus mažesnis, aišku, na, jūs tas motociklas bus didesnis, bet vat, su mano ūgiu taip. Gan komfortiškai iš tikrųjų ir pakaba, ir bendrai, kaip aš sėdžiu, ta sėdynė gan didelė, tai, na, fainai. Prie vairo kažkaip trauktis nereikia. Va, taip sėdi, viskas taip natūraliai kažkaip atrodo. Ir nors tai atrodo kaip begeris, bet pats atstumas iki žemės, na, nėra toks jau labai mažas. Nors, aišku, mano kojos ten ir sulenktos, bet jeigu jūsų ūgis bus didesnis ar mažesnis, na, tai tikrai žemę pasieksite. Va dėl to aš sakau, kad naujokų čia ypač faina, nes jokios baimės nėra, kad tu gali nepasiekti žemę. Tas skydelis irgi taip įspūdingai atrodo, toks didelis, fainas, na ir vėjo apsauga, aišku. Nu, kaip. Neblogai, tikrai neblogai. Pripratęs, žinai, kad raktas čia, o iš dešinės pusės. Posūkiai kaip pas Harley. Paspaudi čia į kairę, va, į dešinę. Įdomu. Vaikai, kai pamato motomarinį, džiaugiasi, tikrai traukiantis dėmesį į žvilgsnius motociklas. Labai lengvai valdomas. Aš pat važinėsiu Rebel, tai jis irgi nėra sunkiai valdomas motociklas, bet šis pasaka. Kaip dviratukas. Pas mane Rebelis automatas, tai aš dar prie standartinės pavarų dėžės nepripratęs. Kaip jis lengvai važiuoja. Variklis tai mėgsta sūkius, matosi, kad čia ne Harley vatvynas, jis toks neblogai traukiantis, šiam 8 arklių gali, tikrai fainas toks viduriukas. Va kaip nesudėtingai radau neitralę. Žinot, toks jausmas, kad jau 100 metų važinėjau su to motociklu, jis toks ergonomiškai fainas. Gal jį nereikia lyginti su Harley, su tokiais, kurie, na,
kaip sakoma, true motorcycle bikes ten po 300 kg. Bet jis fainas. Neblogas. Ko gal trūksa, nuo to variklio garso. Norisi, kad jis būtų toks biški stipresnis. Gal daugiau tokio baso. Bet bendrai. Bet valdymas ant tiek fainas, man patinka tokie motociklai, kur tu gali ir į kelionę, ir po miestą, į savaitgaliais. Gal čia kaip pas Harley išsijungia automatiškai posūkiai, reikia gal pabandyti, čia maigau, nes man labai taip nepatogu trupučiuką su posūkiais, nes na, reikia kaip atleist gazą ar kažkaip priprast. Tuo mes pripilsim kūro ir galėsim savo normaliai pavažinėti. Pažiūrėsim, kaip jis užmiestį, kaip mieste. Nebloga kokybė, toks metalinis ženkliukas motomarinį. Jis toks, žinai, 21 amžiaus brutalumas. Įpilsim kažkiek degaliukų. Didelis bakas. 15 litrų. Tai visai fainai. Kai tolimesnė kelionė galima. Net nepilnas bakas, bet tikrai užteks 10 litrų. Čia per akis jam, aš nežinau, visą dieną važinėsiu čia. O, viskas paprasta. Na va, pripilim kūro. Galime normaliai pavažinėti dabar. Aš šiaip nustebęs, koks jis patogus. Kaip už tokius pinigus ir pati pakaba, ir ergonomika, vat. Jeigu būtų mano biudžetas kokie 8000 eurų, tai tikrai drąsiai galima pasvarstyti apie tokį motociklą. Duslintuvą garsą, tai aišku, galima pakeisti. Aš manau, tikrai yra daug skirtingų galimybių, ten Milleriai visokiausi, Arrow, Exhaust ir taip toliau, tai norisi garso, padarysi garsą. Bet bendrai man jis toks fainas, garsas tas, na, standartinis. Jokių drebėjimų nieko, biškutį, bet tikrai nepalygysi su vatvinais. Jis labai švelniai rieda. Nėra to sunkumo jausmo. Aišku, dar reikia priprasti dėl neutralios, kad ją lengviau rasti. Veidrodėliai apvalūs. Tai, aišku, matomumas netoks geras, kai jeigu būtų pailginti kokie. Bet, ko reikia, tu matai. Kas darosi iš šono visien, reikia su motociklais, bet kokiais atvejais atsargiau, kai vairuojat, kad nedaug dievė. Kažkas jūs gali nepastebėti, tai aš visada užsaugau vairavimą. Ne, posūkiai patys neišsijungia, kaip matau.
bet jaučiasi, kad variklis mėgsta apsukas. Nu, bet jokio drebėjimo, važiuoji. Tikrai manevringas, lengvas, palyginus su kitais motociklais. Svorio centras apačioj. Pakaba gerai veikia, geriau negu pas mano Rebel, kas keista net man. Jis švelnesnis, aš negaliu pasakyti, kad jis gal sportiškesnis, bet kad švelniau veikia pakaba ir suvalgo geriau nelygumus, tai faktas. Tikrai faktas. Labai stabilus, važiuoja ten 5 km per valandą. Patinka. Aišku, jeigu taip apie minusus, tai jis jaučiasi, kad čia netikras Harlis, kaip sakoma, nėra tokio brutalumo Harlio gal, nėra to vaibo. Jeigu jūs to norite, tai šito motociklo šito negausit. Čia yra toksai 21 amžiaus motociklas, labiau panašus kaip Honda Rebel. Jis patogus, fainas, bet to retro heritage dvasias jis neturi. Bet gal to ir nereikia. Man iš tikrųjų daug svarbiau, kad būtų patogus motociklas, atrodytų fainai, gan patikimas, su garantija. O dėl posūkių biškį man dar nepatogu, reikia pripratimo turbūt, nes Hondoje pas mane vienas mygtukas, tai į kairę į dešinę kažkaip pripratau, o čia kaip pas Harley. Turbūt Harley žmonės, kurie važinėja su Harley, tai sakys, kad jiems ir taip patogiau. Kai apsukas virš 3000, tai dingsta tas drebėjimas, nes trupučiuką yra ta vibracija iš variklio, bet tokia, žinot, kaip sportinio variklio labiau. Bet, čia dabar didesnė ta vibracija, reikia pagauti, žinot, būna taip, kad, jeigu 4 greitį jungsim, jis toks jau, žinot, biški to kruizerio tokio Harley vibe aišku yra. Bet žiūrėkit, kaip jis traukia dėmesį, kaip žmonės žiūri. Tu važiuoji, šiaip jeigu ieškai motociklo nebrangaus, kuris trauktų dėmesį, tai čia neprašausi šito variantą. Tikrai apsisuka žmonės žiūri. Negaliu priprast prie tų posūkių dar, man jie kažkaip tokie būtų čia, man būtų patogiau, bet kaip ir sakiau, čia gal Harley žmonės, pakomentuokit, kas važinėja su Harley, ar jums patogu, ar čia aš kažkoks nesgrabnas, čia patinka, man kažkaip net patogu. Gal čia reikia arčiau, laikyti rankas, ar taip, ar atvirkščiai, taip kažkaip reikia priprasti turbūt. Nes dabar, pavyzdžiui, suku rankiną, kaip čia kažkaip nepatogu. Sakau, aš nesgrabnas, turbūt tai atleiskit. Galit parašyti komentaruose, kaip čia teisingai daryti. Būčiau dėkingas. Tai grįžtam prie pakabos. Nelygus kelias, pakaba švelniai dirba tikrai. Švelniau negu pas mano Rebel. Pasikartosiu, man čia švelniau ir aš manau tas komfortas, ypač kai jūs važiuosit kažkur toli,
O tas motociklas tikrai leidžia, nes ir kofrų yra ir apsauga, nuo vėjo. Tas komfortas, man labiau jis net geresnis negu sportiškumas, nes tas baikas, jis toks kaip cruiseris, jis nesinori su juo tam lakstyti, jis gali, 68 arklių gali, jis tikrai nėra labai jau lėtas, kažkoks tai distrofikas, tikrai ne. Jis moka ir gali. Na ką, metas rezumuoti mūsų bandomą įvažiavimą. Bendrai man motociklas patiko, jis labai user-friendly, naujokui iš vis amazing baikas, jeigu jis tik išlaikė teisės, norisi kažko tai ir nesuper galingų, bet gražiai atrodančio, su kuriuo galima ir pakeliauti, pavaibinti, kažkur nuvažiuoti ir užmiesti, ir mieste. Tai va tas baikas jis puikiai tinka, nes atrodo ir bendrai kokybė, na, nepasakyčiau, kad tam super top rinkoje, bet kažkokių tai nesąmonių, ten neišdirbtų detalių, nu, tikrai nėra. Viskas gražiai, tvarkingai ir kaip už mažiau negu 8000 naujas motociklas iš salono, na, neblogai. Kas man gal ne visai patiko, pats variklis, nes aš važinėjau daugiau negu litras pas mane. Tai aišku, tos ne taip, kad galios, bet to vaibo, tų visų vibracijų, man to norisi. Bet kaip naujokui, kuris tik išlaikė teisę, ar to reikia, na, čia klausimas. Jau kažkam reikia, kažkam ne. Bet man tas, jis atrodo kaip cruiseris, kaip begeris, bet bendrai, kaip jis važiuoja, jis toksai kaip streetas. Bet toksai streetas tarsi begerio ir kokio cruiserio rūbuose. Tai anksčiau mes turėjom Kawasaki Vulcan S, kuris maždaug toks buvo, po to atsirado Rebelis, Honda Rebel 500 ir litrinis, o čia jau jis, jeigu iš tos visos trijulės, tai man šitas toks, na, labiau kaip begeris. Jeigu taip pažiūrėt, ką tu gauni ir kiek pinigų sumoki, na, tai čia gauni daugiau tų jausmų, to retro biški stiliaus, pačios sėdynės, tikrai minkštos, fainos, kokybiškos ir keleiviui, ir pagrindinė sėdynė. Tai va, tai jeigu norite išbandyti tokį motociklą, tai Vilniuje yra Dude Bikes, galite kreiptis pas juos. Tikrai turi daug ir ten 125 cc, kurie tik nori iš vis suprasti, kad čia reiškia motociklai, ir va tokių gražuolių, ir skirtingų, ir sportinių, ir streetų, ko ten pas jos nėra. Na ir tas vaibas, kaip jis užeini ten, tai tikrai užeikit ten toks, ne veltui pavadinimas Dude Bikes, ten baras, visi.